Ok, tai past perfect laikas. Dabar buvom mes praėję, ar ne? Present perfect laiką, tai galbūt šiandien aš trumpai tiesiog priminsiu jums present perfect laiką, kam jis yra naudojamas, ar ne? Ir tuo pačiu bus lengviau suprasti ir past perfect laiką, kaip jį taisyklingai panaudoti. Tai paprastas dalykas yra tas, kad kai mes turim praeitį, ar ne? Aš, pavyzdžiui, galiu sakyti, kad aš buvau Amerikoje, ar ne? Ir galiu sakyti, aš esu buvęs Amerikoje. Taip? Bet, pavyzdžiui, čia man reikėtų dar pridėti praėjusiais metais. Du variantai. Aš esu buvęs Amerikoje ir aš buvau Amerikoje praėjusiais metais. Tai pirmu atveju, jeigu aš turiu tikslų laiką, kada, mes žinom, kad naudojam past simple. Ir aš sakau I went arba I was in. Jeigu went tai to, jeigu was tai in America last year, ar ne? Bet jeigu aš noriu sakyti, kad aš esu buvęs Amerikoje, aš nurodau tą patį faktą, kad veiksmas yra įvykęs, aš naudoju present perfect ir aš sakau I have been to America. Aš naudoju have arba has, priklausomai nuo asmens, ar ne? Na, visiems asmenim have išskyrus he, she, it bus has. Tada naudoju been, tai tiesiog yra trečioji forma veiksmažodžio. I have been to America. Aš galiu sakyti I have seen this movie. Aš esu matęs šitą filmą. Tai yra viena iš funkcijų, kada naudojame past perfect laiką. Antroji funkcija, present perfect laiką. Antroji funkcija yra, kaip pavyzdžiui, sakau, kad veiksmas prasidėjo praeitie ir tęsiasi iki dabar. Tai pavyzdžiui, tarkim, I have waited here for 3 hours. Tada priklausomai ar naudoju for ar since, tai jeigu for tai nurodau laiką kiek, o jeigu since tai nurodau nuo kokio taško atskaitos. Pavyzdžiui, galiu sakyti I have waited here since yesterday. Aš jau laukiu čia nuo vakar. Prasidėjo veiksmas praeitie, tęsiasi iki dabar. Bet dažniau yra naudojama va šita funkcija, kai veiksmas tiesiog yra įvykęs, kai mums nereikia nurodyti tikslaus laiko kada, arba bent jau numatomo laiko kada, o tiesiog patį faktą, kad veiksmas yra įvykęs. Tai yra pagrindinė funkcija, kad naudojam present perfect laiką. Ir lygiai taip pat kaip lietuvių kalboje, aš irgi galiu sakyti, kad tarkim, aš esu tai daręs, ar ne? Ir tai skambės I have, ar ne, nes have, kaip ir čia turėjome. Dabar trečioji forma do. Kokia trečioji forma do? Šanuoliai, jeigu atsimenat, kad tai yra done. I have done that. I have done that, ar ne? Tai kaip aš lietuviškai galiu sakyti, aš esu tai daręs ir čia bus present perfect laikas, kaip ir sakiau, ar ne? Pirmą mes jį pasiaiškinom. Lygiai taip pat aš lietuviškai galiu sakyti, aš buvau tai daręs kaip variantas, ar ne? Ir manau, kad jūs teisingai jau spėjant galvoje formuluojat, kas keisis. Jeigu čia yra esu, čia yra buvau, čia turiu have, tai čia bus had. I had done that. Aš buvau tai daręs, ar ne? I had done that. Galima before pridėti, aš buvau tai daręs anksčiau. O čia mes jau turime past perfect laiką. Dabar, kaip suprasti, aš esu tai daręs ir aš buvau tai daręs. Koks skirtumas, ar ne? Na, taip pat bandom tą skirtumą sugalvoti lietuvių kalboje, kada mums reikėtų tai pasakyti. Nu, tai gerai. Aš visada imu tokį pavyzdį, pavyzdžiui, aš sėdžiu lėktuve, ar ne, su žmogu, matau, kad tam žmogui didžiausia panika skristi. Jis sako, I have never flown before, ar ne? This is my first time. Mano pirmas kartas, kaip skrendu. Ir aš sakau, don't worry, nepergyvenk, don't worry. Aš galiu sakyti, I have flown before. Aš esu skridęs anksčiau. Tai reiškia, aš dabar sėdžiu lėktuve, tai mano ne pirmas kartas skridimo, aš jau esu anksčiau skridęs negu dabar. Ar ne? Esu anksčiau skridęs. Bet jeigu aš tą istoriją pasakosiu kažkam tai rytoj ir aš sakysiu, aš nuraminau žmogų, nes aš jam pasakiau, kad aš jau buvau skridęs anksčiau. Tai jau buvau skridęs anksčiau, ar ne? I had flown before, ar ne? Na, čia vienas iš pavyzdžių. Bet dažniausiai
mes naudojam, pavyzdžiui, dviem ypatingais atvejais, kada dažniausiai naudojamas šitas laikas yra. Tai vienas iš atvejų yra toksai, kai man tiksliai reikia nurodyti, kad vienas veiksmas įvyko anksčiau už kitą. Nu, pavyzdžiui, tarkim, man reikia sakyti, tarkim, kai mes grįžome namo, tu jau buvai išėjęs. Buvai išėjęs, ar ne? When we came back home, you had already left. Aš galiu sakyti, you left, then we came back home. Viskas okay. Tai bus vienas paskui kitą einantis du praeitie veiksmai. Tai bus past simple, past simple. Visiškai kitoks sakinys. Aš galiu taip sakyti. Aš galiu sakyti, you left, and then we came back home. Bet tai yra taip truputėlį primityvu, ar ne? Na, mes ir lietuvių kalboje galiu taip sakyti. Tu išėjai ir mes grįžom. Galima. Bet gražiau bus, jeigu pasakysiu, kai mes grįžom, tu jau buvai išėjęs. Tai va, tai yra šitas variantas. Ir būtent tam tu jau buvai išėjęs, tam anksčiau įvykusiam veiksmui, reikia nurodyti past perfect laike šitą veiksmą, anksčiau įvykusią. Kartais tai nebus taip akivaizdu, ar ne, ypatingai, kai bandysite iš lietuvių kalbos versti galvoje. Na, pavyzdžiui, aš suvalgiau visus sausainius, kuriuos mano mama iškepė, ar ne? Aš suvalgiau visus sausainius, kuriuos mano mama iškepė. Tai bus I ate all the cookies that my mom had baked. Baked, nes tai bake sausainius mes labiau bakinam, bakery, iš ten yra kepyklėlė, ar ne? I ate all the cookies that my mom had baked. Žiūrėkit, aš lietuviškai galiu sakyti dviem variantais. Galiu sakyti, aš suvalgiau visus sausainius, kuriuos mano mama iškepė. Galiu sakyti, aš suvalgiau visus sausainius, kuriuos mano mama buvo iškepusi. Tai va čia mes ir turim tą had baked, ar ne? Past perfect laiką. Vienas veiksmas įvyko anksčiau už kitą. Ir kai mums reikia sakinyje tai nurodyti, mes naudojam past perfect laiką. Vėlgi, aš čia galiu sakyti, my mom baked a lot of cookies and then I ate them. Mano mama iškepė daug sausainių ir tada aš juos suvalgiau. Tada bus vienas paskui kitą einantis past simple laikai. Ar ne? Nes, tiesiog eiliškumas. Bet jeigu kalba eina apie tai, kad vienas veiksmas yra įvykęs anksčiau už kitą, past perfect. Okay? Tai keliaujam dabar tada į praktikos dalį ir pabandom porą tokių sakinių padėlioti, okay? Ir pažiūrėsim, kaip jums gausis. Kaip visada dalyvaukit aktyviai, paspauskit pauzę ir atsakykit anksčiau, negu kad atsakau aš, okay? Einame į praktiką. Okay, tai dabar pereikim prie praktikos, mes turim past perfect, ar ne? Past perfect. Tai aš tai dariau vakar. Kaip reikėtų tai pasakyti? Tiesiog paprastai, aš tai dariau vakar. Aš tai dariau vakar. Būtų I did it yesterday, ar ne? I did it yesterday. I did it yesterday. Okay? I did it yesterday. Aš esu tai daręs. Aš esu tai daręs. I have done it, ar ne? Tai va tie mūsų du pavyzdžiai, kaip turėjom pradžioje. Aš tai dariau vakar, kadangi turim tikslų laiką kada. I did it, past simple, ar ne? I did it yesterday. Bet čia aš esu tai daręs, tai tiesiog nurodo patį veiksmą, kad jis yra įvykęs. I have done it, ar ne? I have done it. Tai dabar aš buvau tai daręs anksčiau, kaip skambėtų? Aš buvau tai daręs anksčiau. I had done it before. I had done it before, ar ne? I had done it before. Atvykti. Atvykti yra to arrive. To arrive yra atvykti. To arrive. Tai dabar mes atvykome, būtų we arrived. We arrived. Tiesiog mes atvykome, we arrived. Kai mes atvykome, when we arrived, ar ne? When we arrived, išvykti yra to leave, ar ne? To leave. Kaip ir išeiti, taip ir išvykti. To leave. Lėktuvas išvyko.
kaip skambėtų lėktuvas išvyko. The plane left. Tiesiog left, ar ne? The plane left. Lėktuvas jau buvo išvykęs. Lėktuvas jau buvo išvykęs. The plane had already left, ar ne? Already atsistojo tarp had ir tikro veiksmažodžio. The plane had already left. Galėtų iš bėdos already į galą atsistoti. And the plane had left already. Reikėtų taip tada nuleisti. The plane had left already. Ties already žemyn nuleisti. Kai mes atvykome, lėktuvas jau buvo išvykęs. Kai mes atvykome, lėktuvas jau buvo išvykęs. Tiesiog kaip skambėtų toks sakinys. Reikia vieną sakinį sudėlioti štai pamokai ir tada jau liks namų darbai kitos pamokos galo. Kai mes atvykome, lėktuvas jau buvo išvykęs. When we arrived, the plane had already left. Ar ne? When we arrived, the plane had already left. The plane had already left. When we arrived, the plane had already left. Ok. Reiškia, vienas veiksmas buvo įvykęs anksčiau už kitą. Ok. Tai dabar turit namų darbus, rasit prieš tos pamokos prisegtus, vėlgi juos būtinai padarykit ir tada tik tai kitos pamokos pradžioj mes pasitikrinsim namų darbus ir keliausim jau prie trečiojo tipo kondicinio sakinio, ok? Tai ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit ir pasimatom jau kitą pamokoj. Iki.